naujiena verta plunksnos. Kauno ponia, burleskos šokėja Eglija Vaitkevičė Fergi pareiškė dalyvausianti Seimo rinkimuose. Į šią žinią kita Kauno krašto ponė Liveta, jau turinti politinės patirties, reagavo labai neigiamai. Mums dviems su Eglija Seime vietos neužteks. Rinkėjas turi rinktis. Arba kad aš nebedainuočiau, arba kad Eglija nebešoktų. Minutėlę, aš neapsirengusi. Nesutrukdžiau? Rengeisi? Labas, persirenginėjau. Žinai, mano toks gyvenimas. Aš persirenginėjau ir persirenginėjau. Tokia jau yra ta burleska. Va, pavyzdžiui, kiek kartų tu prieš miegą nusirengi? Vieną. O aš žinau, kartais 3, o kartais net ir 4. Va, kai kurios moteris turi tokią problemą, neturi ko apsirengti, o aš man neturiu ko nusirengti. Eglija. Dabar aš vergi. Kieno vergė? Ne vergi, o vergė per fe. Fe? Supaisysi čia tave. Tai tu dainininkė, tai tu šokėja, tai tu burleska, tai tu parfumerė, tai tu emigruoji. Fergiukai, ką tu sugalvojai dėl to Seimo? Seime 4 metai, garantuota žurnalisto dėmesio, kiekvienos žvaigždės svajonė. Fergaitė, ką tu ten veiksi? Geriau tu mane praleisk. Kaip dabar bus, jeigu Kaunas liks be vienintelės savo burlesko šokėjos? Kad aš išeisiu į Seimą, tai Kaunas labai nenukentės. Dainininkų dar yra, liks ir Cicinas, ir Butkutė liks, ir Jarulis, ir tikroji išdykėlė neturėt, Hot Chili Peppers Kaune dainuos. Bet, Liveta, aš tokia ryški ir įdomi asmenybė. Kadagi man dar eiti į Seimą, jeigu ne dabar? Juk net Sabonis atvažiavo į Vilnių dirbti iš Kauno. Mesk iš galvos tą Seimą, aš ten už mus abi atbūsiu. Juk jei aš nepadainuosiu savo, kaip myli vėjas, Butkutė padainuos. O jeigu tu nustosi rodyti savo burleskas? Aš nenustosiu, aš būsiu atvira. Nebeįdomu. Papus Seime Baukutė jau prieš 2 metus parodė. O aš maniau, kad kalbam apie pušį. Tik jau šito Seime tikrai nerodyk, tu juk esi Kauno ponia. Taip. Tai ir ne Kaune. Tik nereikia man jau čia viso šito aiškinti, nes aš kokia jauniklė neapsiplunksnausi. Kauno moterims Seime atstovausi Mudvi su Teišersyte. Nacionalinė vertybė ir tautinis pasididžiavimas. Ir tik tai ten nuo Vilniaus krašto eis kokia tai į Seimą sekso ekspertė. Kaunas turi parodyti klasę. Deja, Liveta, aš nebegaliu, jau apsiskalbiau. Ką apsiskalbėjai? Tai yra, apsiskalbiau. Neužilgo visos Lietuvos partijos pradės dėl manęs peštis, o deja, aš priklausysiu tik vienai partijai. Kuriai? Dar nežinau, kuri labiausiai pešis. Dar net ne Seime jau pasiruošusi parsiduoti. Ot, politikės charakterį tikrai turi. Labai tiktum Seime. Ten visi tinka. Eglija, bet Kaunui būtų per didelė prabanga tave prarasti. Tu esi vienintelis, vienas iš Kauno simbolių, kaip Ūko radijas, kaip funikulierius, kaip Velnių muziejus. Oi, tik nereikia, Kaunas mane supras ir palaikys, nes Kaunas visada aukojasi dėl visos Lietuvos gerovės. Bėda yra tik tai ta, kad aš esu vienintelė burlesko šokėja Kaune. Tai mes su Petru taip ir sakom. Aš sutinku. Aš pritariu. Juk Kaunas negali likti be vienintelės savo burlesko šokėjos. Aš taip ir norėjau pasakyti. O aš jau pasakiau. Tai va, negaliu aš taip paprastai išeiti ir palikti Kauno be burleskų. Negali. Tai va, nusprendžiau, kol aš būsiu Seime, burleską šoksi tu. Ką? Taip tu, mieloji.
Dėl Kauno, dėl Mylinos Karmėlavos. Burlesko yra svarbiausia plunksnas ir krūtinė ir viena ir kita šiais laikais yra padaroma. O, va, laikyk, pakratyk plunksnas, kratyk. Labai gerai. Mėlėni, jei norite išvysti Livetos Burlesko, rinkite mane į Seimą. Kratyk plunksnas, kratyk.